kažką kitą suvalgyti. O, su bustėdė. Geras. Kam tu man yra? Nu, pasitraukčiau. Ką veikia tik tai? Nu, vagonas esi. Aš atsigidėjau, padėčiau. Arba į mane. Aš tiek pat kiek mama. O aš labai. Kai jau norėčiau nebe. Nežinau, kas keisis. Jis norėjo, kad aš nukelčiau, todėl man atrodo. Mama, Galvojau pasidažyti eit, bet tada atsidariau šitą stalčių ir pagalvojau, kad šiandien ta diena, kai tikrai reikia susitvarkyti, nes čia, what the fuck, čia ta prasme, čia visko yra. Ir šiukšlių, ir dažų aliejinių, nu ta prasme, čia ir aš tikštu ir aš negaliu taip savo daiktų daugiau laikyti. Man reikia čia viską iškrauti, peržiūrėti, išmest, ko nenaudoju ir kas šiaip yra jau nebepanaudojama. Tai žodžiu, susitvarkysiu šitą stalčių dabar, manau. Nu va, žymiai geriau, nieko niekur neperdėliau, viską palikau šitam stalčiui skyrus, išmečiau tai, ko nebenaudoju, šiukšlės ir panašiai. Tai žodžiu, pasilikau vat, viską, kas dar yra naudojama ir kas reikalinga. Tai žodžiu, čia vat plaukų visokie dalykai perkeliau iš kitos stalčiaus. Viskas, šitas stalčius sutvarkytas, tik tai reikia dar sutvarkyti va šitą va dalyką, kuris yra fui. Nu va viskas, išsivaliau savo kosmetinę, nusivaliau visą makiažą, aš jeigu prastai to nedarau, tai dabar jaučiuosi labai švari mergina. Teptukai džiūna. Tai žodžiu, labai džiaugiuosi, net jeigu šiandien daugiau nieko nepadarysiu, tai bus tiesiog pasaka, kad pagaliau sutvarkiau šitą stalčių, nes atidėliojau gal, nežinau, gal kokį pusmetį. Atėjo metas daryti pietus ir šiandien bus spagečių su jautiena ir ačiū Dievui, jeigu ką, jeigu fone girdit kažką šneka, tai ten yra Trišio Peitas podcast'o klausausi tiesiog ant didelio garso, kad girdėčiau virtuviai. Žodžiu, makaronai su jautiena ir ką aš norėjau sakyti, pagaliau vaikai vėl persilaužė ir pradėjo valgyti makaronus ne tik su sūriu ir ne tik su sūrio padažu. Aš prisimenu tą tikslų momentą, kai aš supratau, kad viskas jau nebėra kelio atgal, nes žodžiu, kai grįžau iš ligoninės su Nojum, kai pagimdžiau Nojum, grįžomės namo ir tada tą dieną, man atrodo, tą dieną Rolandas darė vaikam makaronų ir aš pamačiau, kad jis tarkuoja tik parmezaną, tą kietą jų sūrį ir sako, va, čia vaikai va taip valgo ir panašiai ir aš tada supratau, kad lemba vaikai dabar kitaip nebevalgys jų makaronų. Nes anksčiau aš darydavau ir su morkom, vienu žodžiu ten primaišydavau visko, bet žinot, kaip su vaikais būna. Tai žodžiu, dažniausiai jie valgo maistą, kuris yra visiškai nespalvotas, ten kokios baltos, pilkos, švelniai geltonos spalvos. Tai žodžiu, kažkurią čia dieną padariau makaronų ir sakau, viskas valgysi taip, kaip yra, nieko nežinau. Tai žodžiu, jie paragavo, jiem patiko, aš žinojau, kad jiem patiks, nes jie, nu, tie makaronai yra skanus, ten nėra jokių kažkokių ten žolių, daržovių kažkokių ir panašiai, tai va, tai dabar Luna atėjo. Tai dabar darysiu tos pačius makaronus su jautiena, su svogūniuku pakepintu, su pomidorų tyre vietoj pomidorų padažo, aišku, su kietuoju sūriu, nu, žodžiu, bus skanu.
Nu ką, mėsos padažą jau padariau, makaronai dar verda ir, žodžiu, pamiršau jums pasakyti pagrindinį dalyką šiandienos. Tai Rolando šiandien pirmą dieną darbe. Tai aš esu pirmą kartą po nežinau kiek laiko viena namie su vaikais, tokį ilgesnį laiko tarpą. Bet jau jaučiu, kad tai bus į naudą, nes tiesiog trinamės namie ir kad trintis tikrai jaučiasi. Tai va dabar pradėjo dirbti šiandien, tai jau truputį pasikeis mūsų visas tas gyvenimas, vėl pasikeis, vėl ne tai, kad grįš atgal, bet panašiai. Dabar, va, tarkim, Tajus ir Luna neina į darželį, nes kosėja, nusprendėm nevest, tai aš dabar esu 3 namie su vaikais. Aš, aišku, kažkiek dirbu, bet nėra taip, kad aš ten visą dieną baisiai kažkokią užsiemus būčiau. Pastaruosius mėnesius, kai Rolandas buvo namie, aš taip jaučiu, kad aš tiesiog nieko nenoriu daryti. Aš tiesiog sėdžiu ant sofos, ten scrollinu telefoną, ar tai prie kompo kažką darausi, bet taip jau minimaliai pradėjau norėti ir dirbti. O tiesiog man turbūt per daug ir vaikų, ir visko, tiesiog ta trintis namie tikrai jaučiasi. Tai dabar truputį, man atrodo, atsigausim, gal netgi bus daugiau motivacijos ir daryti kažką namie ir tvarkytis. Nu, aš valgyti ar taip visą laiką darau. Tai va, tai tokie pasikeitimai pas mus. Nu va, visi valgo. Aš irgi jau sėdėjau. Skanu? Tau skanu? Užmigdžiau Nojų, pasidarysiu kavos, nusinešiau kompiuterį, akinius, viską vienu žodžiu pasirašiau, tai tikiuosi, kad pavyks padirbti, kol Nojus miegos. Nu, kaip tu pamiegojai? Oi, kaip tu pamiegojai, kūdikį? Ką? Dar miegosi, ant mamos taip atsigulęs? Ką? Toks visas popsikas. Dar neatsibudo iki galo, ne? Aš prie kompo sėdėjau. Rolandas beje per tą laiką, kol Nojus miegojo, spėjo grįžti pavalgyti ir išvažiuoti vėl. Vaikai net nepastebėjo, kad jis buvo grįžęs, nes visur durys uždarytos, kad nieks netrukdytų Nojui miegoti, tai jis tiesiog tyliai atėjo. Nuėjo iškart į virtuvę, įsidėjo makaronų, pavalgė ir išvažiavo. Tai va, dabar yra kiek čia, apie 3 valandos, gal po 3 truputį. Tai jis apie pusę 3 buvo grįžęs, bet ten gal 10 minučių viskas truko, tai žodžiu. Mes čia taip įsėdėsim? Ką? Ar eisim kažkur tais? Kūdikį. Ko toks pikts? Ko kūdikis toks pikts? Ką čia filmuoji, sakyk mani motin. Gerai, nefilmuosiu. Ką čia nešies, Nojau? Ką čia turi? Čipsiukus? Čipsiukus valgysi? Nojau. Čipsiukai? Čipsiukai makarenai. Čipsiukai makarenai. Išsikepėm pizzą, čia pas mane su kalakutienos filė, čia pas vaikus su dešrelėm. Tai jau dėjau, dabar Nojui darysiu varškės su graikišku jogurtu. Aš jau pavalgiau, Nojus irgi pavalgė, Luna su Tajum dar valgo, pavalgys eis miegot. O aš čia jau pabaigsiu šitą vlogą, nes kamera išsikrauna, tai dabar tiesiog sėdėsiu, lauksiu Rolando, 9 valandą Rolandas turėtų grįžti. Ir tada pažiūrėsim turbūt serialą. Ir eisim miegoti, tai viskas. Šiandien tiek. Prenumeruokit šitą kanalą, jeigu dar to nedarot. Sekit mane Instagrame aš esu Lulu ir mes. Ir susitiksim rytoj. Ate.